tankiai bešokinėtume, energija kyla. Mums reikia tik atsipalaiduoti, tik būti su tiesa, tai reiškia su lygybė visom kryptim. Visos mokslo lygybės, visos visuomeninės lygybės, visos egzistencinės ir tarp centrų lygybė, ir tuomet energija teka. Tuomet mes esam perpildyti energiją. Tikrai labai gerai, kad yra ir tas centras, ir kad yra dialogas, ir kad yra į ką galima derintis, grįžti į kažkokią vidinę pusiausvyrą, grįžti prie tiesos, prie meditacijos. Ir tai su tiesa einant viskas gaunasi. Kad meditacija tai yra toksai kaip ieškojimas ir savęs, kaip save geriau suprasti ir kaip kažkokią veiką gyvenime rasti ir kaip įdomiai gyventi, tai aš su tuo einu. Kai gyveni daugiau laisvės, daugiau džiaugsmo, daugiau kažkokios tylos ir dalinimosi. Savo leidžiant kūną vidun energiją, įsileidžiant energiją vidun ypatingas centruotumas, lengvumas, ekstaziškumas.